Peugeot markės automobilių gamintojų istorija tęsiasi tikrai jau labai seniai. Na, o ir pagamintų automobilių įvairovė labai plati, nuo sportinių iki krovininių. Tačiau šiandien pakalbėkime apie vieną populiariausių segmentų mūsų keliuose, tai yra SUV tipo automobilius. Ar prisimenate pirmosios kartos Peugeot 3008 su ganėtinai keistu vienatūrio kėbulu? Jų keliuose mūsų pamatysite tikrai nebedaug, tačiau jeigu prisimenate, tai pasižiūrėkite į visiškai naują Peugeot 3008. Pokyčiai yra akivaizdūs ir tikrai verti platesnio aptarimo. Automobilis atrodo mažiausia efektingai, o kalbam kol kas tik tai apie išorę. Yra pasikeitę žibintai ir šis, drėskimo imitavimas primena, kad jūs vairuojate liūtą. Atrodo, kad žibintai yra sujungti į vientisą liniją. Na ir žinoma, negali būti nepastebėtos ir šitos masyvios grotelės. Ir sudėjus viską į vieną visumą, iš tikrųjų vaizdas yra mažiausiai futuristinis. Automobilio ilgis yra 4,54 cm ir iš tikrųjų jį galima vadinti kompaktišku crossoveriu. Na ir žiūrint į šoną, labai gražiai atrodo einanti kėbulo linija, kuri pakankamai staigiai pradeda leistis ir labai gražiai užsibaigia štai šioje vietoje. Automobilio aukštis yra 19,8 cm. Na ir ratų arkos bei slenksčių apsaugos tikrai signalizuoja, kad jūs galėsite drąsiai išsukti iš komfortiško asfalto, pasidairyti į gražius miškų vaizdus. Gale yra labai dailiai išsidėstę žibintai, kurie džiaugsmingai pasisveikina kiekvieną kartą. Na ir taip pat kaip ir priekyje, taip ir gale atrodo, kad jie yra sujungti į vientisą juostą, kurioje slepiasi stop žibintas. Na ir žinoma, negalima nepaminėti labai gražiai atrodančio spoilerio, kuris išties gerina aerodinamiškumą. Na, o dabar einame į vidų. Na, o viduje mus pasitinka visiškas futurizmas, pradedant vairu, baigiant multimediją, bet apie tai pakalbėsime vėliau. Dabar pakalbėkime apie apdailos medžiagas, jos yra tekstilinės. Turbūt nedaug atrasite gamintojų, kurie naudotų tekstilę savo apdailose, tačiau Peugeot naudoja ir tai iš tikrųjų atrodo labai gražiai ir suteikia jaukumo. Naujasis Peugeot 3008 turi ir stoglangį. Na ir labai didelis privalumas yra tas, kad tiek apsauginę žaliuzę, tiek stiklą galima valdyti atskirai, ko kiti gamintojai dažniausiai nesiūlo. Trečiosios kartos Peugeot 3008 start-stop mygtukas ir pavarų perjungimo svirtis persikelia į naują vietą. Jeigu antrosios kartos Peugeot jūs tas funkcijas rasdavote štai šioje centrinės konsolės vietoje, dabar savo liūtą žadinsit ir pavaras perjunginėsit štai čia. Sėdynės iš tikrųjų yra labai patogios, puikiai prilaiko iš šonų ir atrama galva iš tikrųjų yra labai geros formos ir patogi, tai tikrai ilgesnėje kelionėje jūs jausitės puikiai. Na, o dabar eilė atėjo pakalbėti apie multimediją ir atsisėdus čia yra akivaizdus skirtumas nuo antrosios kartos, kadangi antroje kartoje buvo du ekranai – vairuotojas ir atskiras multimedijos ekranas. Čia gamintojai pasistengė siekdami daugiau modernumo ir ekraną sujungė į vieną visumą ir tai yra 21 colio ekranas, kuris yra šiek tiek išlenktas ir atrodo, kad jis lyg tais kabėtų ore. Na ir dar didesnį lengvumo pojūtį ekranui suteikia štai šis nuostabus apšvietimas, kuris tęsiasi ir per visą priekį ir netgi per šoninės dureles. Atvaizdavimo kokybė yra labai pagerėjusi ir puikiai viskas yra išsidėstę, vairas spidometro rodmenų neužstoja ir pačios multimedijos aukštis yra toksai, kad visiškai netrukdo žiūrėti į kelią ir kas dar labai džiugina, kad iš tikrųjų lyginant su antraja karta padidėjęs yra greitis ir visa raiška yra tikrai žymiai didesnė, iš tikrųjų kelia vien tik tai teigiamus jausmus. Na, o kadangi Peugeot šį kartą tikrai labai galvoja apie vairuotojo kasdienybę, tai padarė dar vieną nedidelį ekraną, kuriame galite išsisaugoti pagrindinės funkcijas, kurias naudojate kasdien. Taip išvengsite naršymo po pagrindinės multimedijos klodus. Atėjo laikas ir galinio vaizdo kamerai, jis yra
pariškėjęs, kas tikrai suteikia didesnę kokybę jūsų parkavimosi įgūdžiams. Ir taip pat, jeigu senesnės kartos modeliuose buvo 360 laipsnių kamera, tačiau jį rodydavo tik tai tada, kada nuvažiuodavote tam tikrą atstumą, tai dabar kamera rodo vaizdą jau iš karto. Žinoma, yra ir juostos, kurios sukiojant vairą sukiojasi kartu, tai tikrai padės įparkuoti automobilį tiesiai arba įvažiuoti į tam tikrą vietą labai tiksliai. Turbūt ne vienam yra tekę valyti galinio vaizdo kamerą nuo purvo arba dulkių, tačiau nuo šiol naujasis Peugeot 3008 tai darys už jus. Naujajame Peugeot 3008 klimato kontrolė taip pat sulaukia labai teigiamų pokyčių. Jeigu lyginant su antrosios kartos Peugeot 3008, tai ten reikdavo naudotis tik tai vienu ekranu, o tai reiškia, jeigu naudojatės navigaciją ir tuo metu jums pasidarė šalta, norėdami pakeisti temperatūrą, jūs turėjote išjungti navigaciją. Naujajame trečiosios kartos modelyje ta problemytė yra išspręsta ir nuo šiol naudotis funkcijom yra žymiai paprasčiau, nes jos atsirado būtent ekrane. Peugeot vairas jau yra tapęs iš tikrųjų savotišką vizitinę kortelę. Na ir ta vizitinė kortelė yra taip pat ir šiame modelyje. Vairas yra nuostabiai gražus, labai patogus apsiuvimai ir jo forma iš tikrųjų suteikia tokį sportiškumo jausmą. Kaip ir minėjome pradžioje, multimedija yra sujungta kartu su vairuotojo ekranu. Atskirtis yra tikrai aiški ir vairuotojo ekranas pagirtinos kokybės, atvaizdavimas yra puikus. Čia žinoma galite keistis ir vizualizacijas, kas jums aktualiau tuo metu stebėti. Na, kadangi panašu Peugeot tikrai galvoja apie patogumą, tai keletą pagrindinių funkcijų paliko ir centrinėje konsolėje, tai jas rasite štai čia. Na, arba kas labai džiugina, tai kad paliko fizinį garso ratuką ir jums nereikės kiekvieną kartą tapšnoti ekrano. Važiavimo režimų pasirinkimas yra likęs labai patogioje vietoje ir taip pat valdomas fiziniu mygtuku. Pasirinkus tam tikrą važiavimo režimą, jūs galite pasirinkti ir tuo metu jums aktualią kelio dangą. Dažnas vairuotojas mėgsta vežiotis nemažą dalį savo asmeninių daiktų, na, o ypač moteris. Tai Peugeot iš tikrųjų pasirūpino, kad jūs daiktus galėtumėte vežiotis, tačiau išorėje būtų tvarka, na, o viduje kaip jums išeina. Pavyzdžiui, turim labai puikaus dydžio dėtuvę, kuri yra po porankiu ir iš tikrųjų čia telpa labai nemažai daiktų, o karštą vasaros dieną prireikus galėsite joje atsišaldyti savo gėrimą. Labai patogi dėtuvėlė yra štai šioje centrinės konsolės vietoje. Čia taip pat yra pakankamai vietos didesniem daiktam. Yra dvi USB-C jungtis, na ir viena 12 voltų jungtis. Toliau mes turime tikrai nepamirštą vietą telefonui krauti, kur iš pirmo žvilgsnio atrodytų galbūt nelabai patogu ir lyg telefonas galėtų išslysti, bet panašu, kad viskas čia yra labai puikiai. Pagrindinė daiktadėžė yra iš tikrųjų irgi nemažo dydžio, kad galėtume sutalpinti kažką tai daugiau. Na ir čia turime mažą tokią dėtuvėlę, galbūt susidėti monetom, galbūt kažkokiom tai kortelėm, kurias naudojate daugiau. Na ir žinoma, dėtuvės duryse, jos iš tikrųjų yra pakankamai didelio dydžio, jos yra apsiūtos tokia medžiaga, tai reiškia sudėti daiktai, jose nebarškės. Na ir žinoma, labai geras dalykas, tai yra akinių dėtuvė. Nemažiau yra svarbi ir automobilio galinė dalis, taigi sėdamės į galą ir žiūrim, ką mes čia turim. Erdvės čia yra nemažai. Trečiosios kartos Peugeot 3008 yra ilgesnis beveik 10 cm už antrosios kartos Peugeot 3008 ir tas erdvės pojūtis yra juntamas. Panašu, kad tryse, jeigu reiktų, važiuosite visai patogiai, nes transmisijos tunelio čia praktiškai nėra, tai žmogus sėdintis viduryje tikrai galės pakankamai patogiai pasidėti savo kojas. Kad kelionės metu būtų kur pasidėti daiktus, tai vietų iš tiesų mes atrasime, pavyzdžiui, tinklelis už kiekvienos sėdynės pasidėti galbūt žurnalui ar kažkokiam smulkiam daiktui. Duryse taip pat yra dėtuvės, tiesa, jos nėra didelės ir didelio vandens butelio nežinau, ar įsidėsite. Toliau turime porankį, kuris yra tikrai nemažas, pravers ilgesniai kelioniai, čia telpa 2 podeliai kavos arba 2 buteliukai, na ir žinoma galima įsidėti telefoną, tačiau jeigu jums kelionės metu prireikia kažką pasiimti staigiai iš bagažinės ir jeigu nenorite trikdyti kelionės eigos, jūs tai padarysite labai paprastai, sėdėdami viduje. Beje, šita anga tikrai pasitarnaus, pavyzdžiui, jeigu norėsite vežti lentą.
Ir taip pat turime nedidelės dėtuvėlės štai šiose vietose bei 2 USB-C jungtis ir vieną 12 voltų. Na, o šiaip kalbant bendrai apie sėdynės, tai yra labai malonios medžiagos, dailiai apsiūtos, patogios ir žinoma, kad turi ir isofiksus, kurie yra labai dailiai pasislėpę po užtrauktukais. Na, o dabar bagažinė ir jos dydis yra 520 litrų neatlenkus galinių sėdynių. Taigi, atrodo pakankamai vietos daiktams, jeigu susiruošite į ilgesnę kelionę. Dugnas yra dvigubas ir prireikus papildomos ekstra vietos. Jisai labai gražiai nusileidžia į apačią ir jūs tos ekstra vietos iš karto gaunate žymiai daugiau. Tarp kitko, dar vienas labai maloniai apgalvotas dalykas, kad bagažinės dugno dangtis prisitvirtina štai taip. Yra kabliukai vežamiem maišeliam galbūt pritvirtinti, yra vieta sunkesniam kroviniui tvirtinti, na ir viena 12 voltų jungtis. Atlenkus visas sėdynės vaizdas bus štai toks ir iš tikrųjų dugnas tampa pakankamai lygus, vietos yra daug, tai didelį krovinį, manau, kad tikrai be didesnių problemų jūs labai lengvai stumsite ir galėsite transportuoti kur tik tai norit. Leidžiamės į kelią su Peugeot, kuris turi 136 arklio galias ir 1,2 litro variklio tūrį. Reikia būtinai paminėti, kad naujieji Peugeot 3008 yra gaminami ant visiškai naujos elektromobiliams skirtos platformos. O ką tai reiškia? O tai reiškia, kad juos bus galima rinktis ir vien tik tai elektra varomus, na, bet apie tai mes papasakosime jums dar ateityje, o dabar pakalbėkime, kągi jaučiame vairuodami štai šį naują Peugeot 3008. Kadangi tai yra mild hybrid variantas, tai iš tikrųjų, na, skirtumą nepajausti, negu važiuojant vien tik su benzininiu, tai tikrai neįmanoma. Ir tas pojūtis iš tikrųjų yra labai malonus, na, o mild hybridas, ką jisai reiškia, kad jūs turėsite tikrai tylesnės ir taupesnės kelionės mieste. Na ir kaip jau sakiau, bus mažesnės ir pačios degalų sąnaudos, kurios vidutiniškai sieks apie 5,6 litro 100 km. Kalbant apie automobilio valdymą, tai vėlgi grįšiu prie jau pagirto vairo, tai iš tikrųjų jis labai maloniai jaučiamas rankose ir labai puikiai perduoda veiksmus į ratus ir, sakyčiau, tiksliai automobilis atlieka visus judesius ant kelio. Matomumas prieki labai geras, netgi jeigu esu nusileidusi žemai. Tiesa, statramčiai galbūt šiek tiek yra storoki, tai privažiavus prie staigesnio posūkio iš šalutinio kelio, tikėtina, kad turėsite, na, šiek tiek labiau pasilankstyti ir įsitikinti, kad tikrai niekas neatvažiuoja iš priekio. Kalbant apie galinį langą, galima sakyti, kad jis yra mažokas ir tie statramščiai jau yra pakankamai platus. Tai parkuojantis, manau, reikės žiūrėti ne tik tai į galinio vaizdo kamerą, bet ir dažniau žvilgtelti į šoninius veidrodėlius. Yra ne vienas dalykas, dėl kurio labai norisi girti visiškai naują tą Peugeot 3008 kartą, kadangi garso izoliacija yra pagerėjus ir prie tos pagerėjusios garso izoliacijos tikrai prisideda dvigubi stiklai, kurie yra priekyje. Naujame Peugeot 3008 yra labai daug vairavimą palengvinančių funkcijų, tai tokios kaip pakloji zona, juostų palaikymas, atstumą palaikantis autopilotas ir, na, begalė kitų, tikrai leis jums jaustis žymiai ramiau kelyje. Džiugina ir dar vienas dalykas, tai komfortas. Vos tik pradėjus važiuoti, juntamas komforto jausmas ir automobilis puikiai susitvarko su kelio nelygumais, tad ilgesnėje kelionėje panašu, kad jūsų nugara tikrai neturės kentėti. Na, kadangi privalumų šiame naujame modelyje yra daug, tai visai pamiršome paminėti, kad šaltai žiemos rytais arba vakarais jums nereikės stovėti ir brūžinti automobilio stiklų, kadangi priekinis stiklas yra šildomas. Ir dar pagirtinas yra šio automobilio apsisukimo spindulys. Sukinėtis kiemuose, aš manau, kad bus pakankamai drąsu. Akivaizdu, kad naujasis Peugeot 3008 yra kardinaliai pasikeitęs tiek išorėje ir tiek viduje. Ir manau, kad neabejotinai pritrauks dėmesį tų, kurie niekada nesidomėdavo štai šio gamintojo modeliais.